tai aš nieko nelaukdama, nes turbūt jau tikrai jaučiasi nuovargis. Man tikrai nuostabu, kad tokia pakankamai didelė kompanija penktadienį 7:30 teisinę temą susirinko pabendrauti, tai tas yra džiugu. Aš esu Ieva, 15 metų dirbu medicinos teisėje, esu advokatė, vadovaujanti partnerė ir tikrai man šita tema labai įdomi, nemažiau aktuali negu jum ir įdomi. Tai šiandien mes tiesiog pasidalinsim tą patirtimi, kurią turim kiekvienas iš savo pozicijų. Tai pradėsiu nedelsiant, kadangi... pavyko. Gydytojo ir paciento santykiai yra ypatingi iš teisinės pusės dėl tos priežasties, kad teisė sako, kad gyvybė ir sveikata yra pati aukščiausia teisinė vertybė. Tai dėl to yra labai didelis dėmesys būtent gyvybei ir sveikatai ir santykiui tarp gydytojo ir paciento. Pasižiūrėjus į temą konfliktas, ar ne, visą laiką norisi pradėti nuo to, kaip turėtų vykti bendravimas. Nuo etikos, nuo pagarbos, nuo visų su tuo susijusių elgesio standarto. Ir iš teisinės pusės, kas įdomu, yra pirmas oficialus dokumentas, yra Hipokrato priesaika, kur prieš 400 metų prieš mūsų erą, daugiau čia apytikriai, jau buvo deklaruojama etika, pagarba, dorovė, sąžiningumas, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir netgi tokia vertybė kaip konfidencialumas. Jau Hipokrato priesaikoj buvo apie žmonių įprastą gyvenimą nutylėsiu ir laikysiu paslaptyje. Ir tiesą sakant, nelabai toli, kur nuėjo teisės aktai ir šiai dienai. Šitos visos nuostatos jos yra ir mūsų nacionaliniai teisiniai sistemai ir tarptautiniai teisiai. Jos yra išplėstos, jos yra giliau pažvelgtos, daugiau mes turim gudrių sąvokų, daugiau turim apibrėžtumo, daugiau esam ištyrinėję santykį tarp žmonių apskritai. Tai dėl to dokumentų yra daugiau, jie platesni, bet pagrindas buvo jau tada ir jis yra išlikęs iki šių dienų. Nepaisant to grožio, kaip norisi atskleisti tą santykį, ar ne? Teikiant tą sveikatos priežiūros paslaugą, konfliktų yra daug, nes santykis yra įtemptas. Ten, kur yra įtampos, ten kyla konfliktai. Ir negaliu nepaliesti temos būtent apie žalos atlyginimo modelį, kadangi konfliktas, jeigu jis jau įvyksta, dažniausia teisinė pasekmė yra žalos atlyginimas. O dar yra svarbu tai, kad pagrindinė priežastis, visi turbūt žinot, kad buvo pakeistas žalos atlyginimo modelis, apie tai tikrai mes šiandien kalbėsim, jau prieš 3 metus, bet paskata, kodėl jisai buvo pakeistas. Nes tai iš tikrųjų yra labai didelis darbas valstybės mastu, pakeisti visą teisinę bazę sistemą, sukurti naujas institucijas, kurios tą reguliuotų ir koordinuotų. Tai yra dėl per didelio susipriešinimo tarp gydytojų ir pacientų. Buvo atliekami tyrimai, buvo visą laiką vedama prie to, kad esant tokiam sudėtingam teisiniam keliui, tai yra jeigu kyla žalos klausimai, tai yra procesai po 5-7 metus, įtraukiami pacientai, įtraukiami gydytojai, įtraukiamos įstaigos. Jeigu žala yra nustatoma, atlygina medicinos įstaiga, tiek kiek draudimas neatlygina, regresuoja į mediką. Tai susipriešinimas totalus. Ir tai buvo paskata, pagrindinė paskata, tai yra ta įtempta beprotiškai situacija tarp medikų ir pacientų, keisti visą žalos atlyginimo modelį. Tai jau daug ką pasako, kaip mes gyvenom ir koks buvo santykis, be abejo, jūs tą ir jutote. Kas gavosi iš tokio komunikavimo ir bendravimo? Tai yra to besitęsiančio priešiškumo. Tai yra medikai vengia atlikinėti tai, kas iš tikrųjų yra reikalinga tam, kad suteikti maksimaliai gerą sveikatos priežiūros paslaugą, tam, kad išvengti procesinio persekiojimo, teisminių ginčų, konfliktų ir panašiai. Ir būtent tai vadinama gynybinė medicina, tai turi netgi savo sąvoką, turi savo apibrėžtį ir tai buvo nustatyta tyrimais, kad būtent gynybinė medicina yra destruktyvus absoliučiai veiksnys, veikiantis tarpusavio santykį gydytojo ir paciento. 2011 metais buvo atlikti įdomus gynybinės medicinos tyrimai ir aktualūs mūsų temai, kuriuos aš
šiek tiek statistikos, kad truputėlį suvokti mastą tos situacijos problematikos. Tai yra net virš 86% gydytojų siunčia pacientą pas kitus specialistus ne dėl to, kad to reikia, bet tam, kad apsisaugotų nuo galimo teisinio persekiojimo. Virš 60% gydytojų tais pačiais sumetimais skiria nereikalingus tyrimus. Vengia rizikingų pacientų. Beveik 60% vengia atlikti reikalingas, bet rizikingas procedūras. Virš 40% išrašo nebūtinus vaistus, nes pacientas to reikalauja, darydamas gydytojų spaudimą. Visa tai yra dėl to, kad išvengti proceso. Neiti konfliktą, bet kaip iškrypsta sveikatos priežiūros paslauga. Ir ką pažymėjo visą laiką medikai, kad ypatingai svarbus yra pasitikėjimas santykyje su pacientu, turbūt čia bet kurioj profesijoje ar ne, santykė su žmogum ypatingai yra svarbus pasitikėjimas, tam, kad medikas žinotų, kad juo pasitiki, tam, kad jis galėtų laisvai teikti sveikatos priežiūros paslaugą, nes labai svarbu empatija, labai svarbu užuojauta, labai svarbu geras santykis tam, kad paslauga būtų maksimaliai kokybiška. Ir tolimesnė skaidrė parodo, kad gydytojai vis tik stengiasi suprasti tą nepasitikėjimą reiškiantį pacientą, bet 78% sako, kad tai gadina santykį. Virš 86% sako, kad paciento nepasitikėjimas jiems trukdo normaliai dirbti. Ana lentelė rodo, kad su tokiu pacientu gydytojas kokius neigiamus jausmus išgyvena. Virš 80% irzlumas, beveik 70% antipatija, 76% nerimas ir 85% pajunta norą kuo greičiau atsikratyti tuo pacientu, neteikti jam paslaugą, o juo atsikratyti. Tai čia yra gynybinės medicinos, tai yra tos medicinos, kokia yra mūsų šiandienos tema, ar ne, konfliktas. Tai yra buvo bandoma išvengti konfliktų, tokiu būdu blogėjo sveikatos priežiūros pati paslauga. Ir tai yra visiškai natūralu ir ta gynybinė medicina būtent ir buvo nustatytas absoliučiai destruktyvus poveikis gydytojo ir paciento santykiui. Aišku, kyla klausimas, kodėl tokiu atveju 10 metų užtruko modelio keitimas. Supaprastinimas. Žalos atlyginimo mechanizmo supaprastinimas. Tai buvo be abejo didžiulės baimės dėl to, kad atsiras labai daug nepagristų, dažnų skundų ir finansiškai realiai valstybė negalės sukontroliuoti tos situacijos, kadangi žalos bus lengva ranka pasiekiamos. Todėl net 10 metų buvo aktyvūs veiksmai situacijai koreguoti. Čia grinai iš mano patirties ir mano praktikos, absoliučiai iš darbo su tais konfliktais, nes pas mane jau kai ateina, tai ateina jau konfliktas. Ir šitoj vietoj aš tik tai noriu apibrėžti mano galvą ir mano matymu, kokie kriterijai lemia tą konfliktinę situaciją. Tai be abejo tarpusavio emociniai dirgikliai, tai yra tos simpatijos, antipatijos, dėmesio stoka, per daug dėmesio, smalsumas ir tas vertimas, kur jau dirgikliai tarpusavyje vyksta, jie lemia konfliktą ir konfliktas be abejo jau turi savo eigą savaiminę. Labai svarbus dirgikliai yra išoriniai. Labai neretai tikrai būna situacijos, kad ateina, sakykime, vadinkim tai byla, ar ne, kur iš esmės jinai įsiplėskė tik dėl to, kad kitas medikas, kolega, nusistebėjo gydymu. Nusistebėjo, kodėl taip, o ne kitaip. O kas čia tau taip darė? Ir tokie pasakymai, tada žmogus jisai tiksliai. Aš blogai jaučiuosi. Atsirado protingas medikas, kuris sako, kad jo, nes šitau viskas blogai padaryta. Ir tada jau tikrai ginčas 100% ir teisinis, ir teisminis, nes tada jau žmogus jaučia, kad jisai rado mediką, kuris jį supranta, kad tai yra tikroji tiesa, nes jam jinai yra paranki. Ir tada jau mes važiuojam be abejo į teisminius nagrinėjimus. Didelės neigiamos pasekmės taip pat ne paskutinis vaidmuo, tai yra visiškai suprantama, tai yra didžiulės emocijos, išgyvenimai, patirtis, trūkumai, kur tu jau ieškai, kabiniesi į kažką, ieškai galbūt kažko kalto, ieškai, kas ne taip buvo padaryta ir jau sutelki savo dėmesį būtent į tuos dalykus, galimai čia psichologiniai daugiau dalykai, bet jie tikrai lemia ir yra tų ginčų nemažai, kur būtent lemia tas faktorius.
O kiti faktoriai aš čia subtiliai įvardinau, bet šiaip tai yra mėnulio fazės, ne kitaip. Nes, nes iš tikrųjų yra tikrai nemaža dalis situacijų, kur tu paaiškinti objektyviai negali, nuo ko įsižiebė. Nuo ko įsižiebė, kas kurioje vietoje ir dėl ko nepatenkintas buvo. Bet, kad mes, ko gero, visi su tuo sutinkam, nes visi dirbam su žmonėm ir čia anokia paslaptis. Dabar, kalbant apie konfliktų valdymą ir kaip elgtis konflikto metu ar po jo, kadangi tai teisinė tema, tai be abejo, pirmiausia reikėtų žiūrėti, kaip reglamentuoja teisės aktai, ką jie nustato, kaip turi būti elgiamasi. Man džiugu, kad net 1 straipsnį pagrindinio įstatymo, tai yra pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, yra numatyta savitarpio pagarbos, supratimo ir pagalbos principas. Ir čia jau yra savitarpio. Ne tik tai iš mediko yra reikalaujama, o savitarpio. Be abejo, toliau yra reikalavimai, kuriuos jūs žinot, draudimas varžyti paciento teisės dėl jų lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, rasės, pilietybės, kitų dalykų. 3 straipsnį numato paciento teisę į savo garbę ir orumą nežeminančių sveikatos priežiūros paslaugų. Įdomus aspektas yra kame, kad šitas įstatymas yra išleistas 1996 metais, bet tik tai 2010 metais jame atsirado paciento pareigos. Tai dar ir nuo Hipokrato mes kaip einam, ar ne, juk ten toj priesaikoj kas yra? Sveikatos priežiūros įstaigos specialisto atsidavimas visiškas, absoliutus, doras, sąžiningas paslaugai. Taip ir čia mes dar gyvenom tikrai ilgą laiką. Įstatymo raidėje įtvirtindami tik tai sveikatos priežiūros specialisto pareigas ir paciento teisę gauti jas maksimaliai ores, gražias, sąžiningas ir garbingas. 2010 metais įstatymas jau įtvirtina ir pacientui pareigas ir tos pareigos yra apibrėžtos nors ir negausiai, bet realiai apie viską. Tai yra nepiknaudžiauti, sąžiningai naudoti savo teisėmis, bendradarbiauti su specialistu, pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais. Tai šiai dienai šios nuostatos yra tikrai labai daug kur reglamentuotos, tai yra etikos kodeksai, tarptautiniai, nacionaliniai, aš jų tikrai nevardinsiu, vidaus teisės taisyklės ir tvarkos. Taip pat negalima pamiršti, kad elgesio standartai ir normos, kaip turime elgtis, yra lygiai taip pat civiliniam kodekse, lygiai taip pat administracinių nusižengimų kodekse ir lygiai taip pat baudžiamajam kodekse, kur jų nesilaikymas užtraukia atitinkamas atsakomybės. Mes toliau į praktinę dalį nueisim ir aš paaiškinsiu, kas turima mintyje. Tai kaip ir minėjau, be jokios abejonės etika, pagarba turi išlikti tiek konflikto metu, tiek ir po jo. Čia dabar tiesiog keletas praktinių patarimų, kaip reikėtų elgtis arba nesielgt konflikto metu. Pirmas momentas yra tikrai labai svarbu, atrodo, visi mes esam žmonės, galim sureaguoti, bet aš visada žavėjaus medikų ramybę ir sugebėjimu valdyti tas situacijas iš tiesų, nes labai svarbu yra nekelti balso, nevartoti jokių įžeidžiančių, necenzūrinių žodžių, negestikuliuoti ir neatlikti jokių panašių veiksmų, esant konfliktui su pacientu. Kodėl? Todėl, kad mes turim straipsnių administracinių nusižengimų kodekse, kuris sako, kad necenzūriniai žodžiai, gestai viešose vietose, įžeidžiamas kibinėjimas ir panašiai užtraukia administracinę atsakomybę. Ar ne? Mes turim baudžiamąjį kodeksą, kuris lygiai taip pat sako, kas viešoje vietoje įžūliai elgiasi, užtraukia baudžiamą atsakomybę. Mes turim civilinį kodeksą be abejo, kur galim kalbėti apie neturtinę žalą, nes pacientas buvo įžeistas ar ne, su pacientu elgtas nepagarbiai. Mes turim bioetikos komitetą, jis gal nėra toks baisus ir toks baubas stiprus kaip ankstesnės atsakomybės, bet tai yra procesas, tai yra nustatyti pažeidimai, tai gali sukelti pasekmių tolimesnių. Ir turim darbo kodeksą, kur nuo praeitų metų lapkričio mėnesio buvo įtvirtinta nuostata, kad tarp šiurkščių darbo pareigų pažeidimų buvo įtraukta
Garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečių asmenų atžvilgių darbo metu ir darbo vietoje. Tai yra, už tokį pažeidimą gali būti nutraukiama darbo sutartis su gydytoju. Tai kitaip tariant, tas pirmas punktas, jis toks neatrodo vienas iš baisesnių, bet atsakomybės gali kilti įvairios ir tai reikia aktyvaus paciento, kad jisai tuo užsimtų. Sekantis punktas yra vengti bet kokio fizinio kontakto. Taip, čia yra turima mintyje daugiau baudžiamosios atsakomybės klausimai, kadangi iš tikrųjų baudžiamasis kodeksas yra be galo išplėstas, be galo lankstus. Ir jame yra nuostata tokia, kaip kad fizinio skausmo sukelimas sukelia baudžiamą atsakomybę. Fizinio skausmo sukelimas labai toksai subjektyvus dalykas. Tam nereikia kraujosruvų, nereikia jokių įrodymų ir jokio nieko, tai yra tiesiog ar tu pajutai fizinį skausmą ar ne. Konflikto metu yra galimos provokacinės situacijos ar ne, prasilenkiant pro duris, siekiant nutraukti konfliktą, išeiti ar dar kažką. Tai kitaip tariant, bet kokio fizinio kontakto su pacientu reikėtų vengti. Trečias momentas, be abejo, jeigu esate vienas, akis į akis tokių pacientų, būtinai reikėtų pasirūpinti liudytojais, pasiskambinti telefonu, pasikviesti kolegas arba atidaryti duris, tam, kad nelikti vienam toje erdvėje. Tai yra svarbu dėl įrodymų surinkimų, tam, kad vėliau, jeigu būtų kažkur nagrinėjamas kažkoks procesas, kažkokia atsakomybė, kaip iš jūsų pusės kažkas buvo padaryta ne taip ar panašiai, ar ne, tai būtų liudytojai, kurie nusvertų jūsų žodžio teisingumą prieš paciento žodį. Tai toliau vengti susirašinėjimų su pacientu. Čia yra dvi pusės, jūs be abejo dar geriau už tai žinot, bet pas mane be galo daug yra atvejų iš tikrųjų, kur kai pacientas pradeda puolimą, gydytojas stengdamasis nuraminti iš gerų paskatų su juo komunikuoja. Tais visais messengeriais, nežinau, Skype'ais, Viberiais, po darbo, prieš darbą, darbo metu ir visaip, kad tu nusiramink, aš labai atsiprašau, čia padarysim, ką galėsim ar panašiai. Aš tai manyčiau, to daryti nereikia. Yra tas momentas, kad jeigu jaučiat pacientą, kad tai jam padėtų, jis tiesiog dėmesio trūkumas, ar ne, tai taip, užglaisto kartais tai tą situaciją, ar ne, bet labai dažnu atveju tai būna ne visiškai tas dėmesio norėjimas, o kaip tik ėjimas į gilesnį konfliktą, o dar ką jūs ten rašote, paskui įvertina ir teisininkas, ir visa administracija, ir tai nebūna jūsų naudai dažniausiai. Tai tų susirašinėjimų reikėtų apskritai vengti ir labai geras yra mūsų BDR-as, asmens duomenų apsaugos visas reglamentavimas, jūs nežinot, su kuo jūs susirašinėjat, kas ten už to messengerio ar ko ten būna, jūs tiesiog galite gražiai atsiprašyti, jūs medicininės duomenys yra labai labai jautrus, jūs tiesiog negalit, kad ir kaip norėtumėt su juo susirašinėti ir nereikia tokių dalykų daryti, tikrai susirašinėti neverta. Tai jūsų ir laikas ir naudos tai paprastai nelabai būna. Ir toliau. Tai būtent dėl tų visų prašomų dokumentų, esant konfliktiniai situacijai, prasideda tikrai labai labai dažnas toksai mobinguojantis reikalavimas čia ir dabar visų medicinių dokumentų, vertinimų, išrašų, ta prasme, ir vakar greitai. Ir aišku, kokiu nors irgi messengeriu. Čia kaip taisyklė. Ir dar aišku, ne už save, o dar, pavyzdžiui, už savo pilnametį vaiką arba mamą arba sutuoktinį. Tai čia irgi klasika. Taip. Tai tokių irgi nereikia niekaip juos reaguoti, ta prasme, priminti tvarkas, nes pirmas momentas, jūs be identifikavimo paciento negalite jam duoti duomenų, šnekėti su kažkokiu žmogum apie kitą pacientą, jūs negalite, neturite tokios teisės, apmokėjimas labai puikiai tokia auklėjamoji priemonė. Tai pirmiausia, turi būti apmokėta, suskaičiuoti lapai, paprastai ir ministro nustatyta tvarkoje, kad nuo apmokėjimo tam tikras dienų skaičius iki 10 darbo dienų ir ramiai pateikėt jo prašomą informaciją, jeigu tai yra įmanoma pateikti. Tai iš to vietoje irgi negali būti jokių skubimų. Apskritai, esant konfliktiniai situacijai, nereikia skubėti nei jokia forma. Nes tai yra tikrai paskui būna daugiau reikalų negu naudos. Labai padeda iš tikrųjų pacientui siūlyti, jeigu jisai ar pašnekovui pasiūlyti pasikreipti įmonės teisininką, kur atstovauja įstaigos interesus, ar ne, arba advokatą, nes apie sveikatą jūs su juo kalbėti negali, ar ne, nuotoliu su tais visais susirašinėjimais. Akivaizdu, kad konfliktas, tai nėra apie ką kalbėti, tai paprastai labai dažnai toje vietoje ir užgesta, dalis konfliktų tikrai užgesta, nes tas būna konfliktas dėl dėmesio trūkumo ar kažkokių tokių keistų dalykų, bet nerealus konfliktas. Ir šiai dienai mes turime
labai didelį darbą nudirbtą, nes Liepos 4 dieną, Liepos 12 įsigaliojo administracinių nusižengimų kodekso 507 prim straipsnis. Iš tikrųjų negaliu nepaminėti, kad Šeimos gydytojų sąjunga padarė čia milžinišką darbą, kad tas straipsnis būtų gimtų ir įsigaliotų. Tai buvo tikrai kažkas neįtikėtino. Čia taip, kaip paciento teisės atsirado po 19 metų, tai taip atsakomybė už jų pažeidimą atsirado dar po 14 metų. Nu, va taip kas 14 metų ir judami prieki. Ką sako ši nuostata? Jinai sako, kad fizinio asmens, kuris pagal įstatymus teikia sveikatos priežiūros paslaugas, tai tokio asmens garbės ir orumo pažeminimas reiškiamas raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančių, įžūliu, provokuojančių ar kitokiu elgesiu, užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų. Kraštutinis atvejis - nutraukimas arba sustabdymas sveikatos priežiūros paslaugų. Tai šitoj vietoj jūs ko gero žinot, kad tai kraštutiniu atveju galima daryti, kaip bebūtų, tai jeigu taip imant labai siaurai, kaip labai gerai teismas ir pasakė, tai yra priežastis, dėl kurių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas labai pasunkėtų arba taptų neįmanomas. Šios įstatymo normos gina asmens konstitucinę teisę į sveikatos apsaugą. Tai yra kraštutinis. Tiesa, privačiom įstaigom tikrai labai paturiu apsirašyti, kada yra nutraukiama sveikatos priežiūros paslaugų sutartis. Tai yra apsirašai punktus, kad nebūtų dviejonių detaliai. Dar gal porą tų pavyzdėlių iš teismų praktikos ir mano patirčių, ko nereiktų daryti. Čia buvo situacija, kaip mama reikalavo visko, ko įmanoma ir neįmanoma dėl jos vaiko atlikti iš medicinos įstaigos, skundė visur ir visada ir viską, reikalavo pirmumo teisių ir tikrai iš aprašymo įspūdingai skamba ir teismo išvada vis tik tai buvo, įstaiga siekia nutraukti medicinės paslaugas, tačiau teismas pasakė, kad vaikas turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugą. Ir mamos elgesys neadekvatus, sakykime, jisai neturėtų lemti tai, kad vaikas negauna sveikatos priežiūros paslaugos. Šita nutartis yra tarp kitko sena, bet jinai įdomi, jinai yra aprašyta, dėl to aš ją ir įdėjau. Sekantis buvo toks įdomus gyvenimiškas, kaip aš sakau, gydytojas 3 kartus klausė paciento, tai ar tavo tautybė yra žydas? Tai jis turėjo 3 procesus po to. Tai čia iš tų kaip nereikėtų, kaip sakau, tas malsavimas nenuveda į gerą. Tai nėra draugiškumas ir jisai turėjo, pacientas jį apskundė sveikatos apsaugos ministerijai, po to jį apskundė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, bioetikos komitetui. Ir, tai man tai vien iš tos pusės, kiek jis turėjo atsirašinėti ir kiek jis turėjo reikalų dėl tų 3 klausimukų savo, tikrai, ar tai verta buvo to? Klausimas. Reikia nepamiršti mūsų sistemą, kad vis tik tai, ją tik naudotis reikia pacientui. Aš iš savo dar patirties labai noriu pasidalinti, tie neigiami gydytojų elgesio pavyzdžiai, kurie tikrai kelia konfliktus ir kurių nereikėtų, tai aš jau vieną mes jau aptarėm iš situacijos, kaip tikrai nereikia medicininiuose dokumentuose rašyti saugokitės pacientės, nes jinai mano, kad išmano apie mediciną daugiau negu mes. Tai tokių dalykų tikrai nereikėtų daryti, nes tikėtis, kad pacientas sureaguos ramiai, būtų tikrai naivu. Kitas atvejis buvo tikrai labai irgi iš tokių išskirtinių, kur atvykus pacientui į vizitaciją, galbūt tas pacientas buvo kažkoks, čia istorija nutyli, gydytojas nusintė jį paimti kažkokių dokumentų, išrašų kažko iš kito kabineto, iš kito ten skyriaus pastato ar dar kažką, ir kai jis grįžo, tada sakė, žinok, pavėlavai į vizitą, aš tas nepriimu. Tai šitaip nereikėtų irgi elgtis su pacientais ir arba bent nesitikėti, kad nebus konflikto. Vėlgi buvo tikrai atvejais, kur labai pacientai skaudžiai sureagavo, tai būtent į mediko tą šaltumą kaip skausmo jausmą vertino neigiamai, sakė, tą negali taip skaudėti, ko tu čia taip reaguoji, tau taip negali skaudėti. Tai tie pacientai, jie tikrai jiems taip jau lieka tokie dalykai ir jie ieško teisybės pas mus, ta prasme, ir taip yra. Ir labai norėčiau akcentuoti dalyką, kuris ypatingai šiai dienai yra be galo svarbus medicinos sektorija, tai yra nesmalsauti informacinėse sistemose.
Ypač nesmalsauti apie savo sutuoktinio sveikatą skyrybų procese. Tai yra gyvi pavyzdžiai, žinokit. Ypač nesmalsauti apie savo buvusio sutuoktinio antrą žmoną ir jo sveikatą. tai ta prasme yra gyvi, realūs pavyzdžiai. O aš kaip pasakau įstaigom, tai žinokit, sakau, čia galima įspėjimą, gal čia reiktų to įspėjimo, ta prasme kažkaip. Tu sako, Ieva, jeigu mes duosim įspėjimus vienam, mes visiems turim duoti. O jeigu visiems, tai savo po 2 savaičių visus atleist galim. Tai aš suprantu, kad tas mastas yra, mes galim pasijuokti, ar ne, nes tai tiesiog yra mokymai, bet mastas yra didžiulis ir problema yra labai didelė. Nes tai yra duomenų apsaugos pažeidimas ir labai rimtas pažeidimas. Ir tokiu atveju pacientai skundžiasi į duomenų apsaugos inspekciją, kas bus įstaigai, ar ne? Įstaigai įrodys, kad jinai apsaugą sudėjo visas įmanomas, bet dar atitinka visiškai. Vadinasi, atsakomybė tam medikui su visom baudom ir iš to grėsiančiom pasiekmėm. Net jeigu tu tik prisijungi ir išsijungi. Tai čia, ta prasme, čia yra šventa taisyklė. Ne savo pacientų duomenis geriau net nebandykite eiti. Nei jokia forma. Net jeigu į savo paciento duomenis einate tada, kai nebuvo teikiama sveikatos priežiūros paslauga ir tai jau reikia gintis, ką tu ten darei, ar ne? Labai trumpai jau prabėgu, modelio be kaltės statistika šiai dienai yra džiuginanti, nes tai kaip ir galėtų būti toksai džiugi žinia, kad galbūt tų konfliktų mažėja. Tai yra pacientų žalos atlyginimo komisijai skaičius nors minimaliai, bet jų mažėja. Pacientų sprendimai mažėja komisijoje priimti. Bylų skaičius teismuose, lyginant su 18-19 metais, jie irgi yra mažėjantis. Tai ką tai rodo, kad vis tik tai modelis veikia ir ko gero labai daug visko, ta prasme, ta situacija gerėja, kokia ir jinai, ko ir buvo tikimasi, finansai taip pat nenukentėjo, nes šiai dienai yra apie 15 milijonų administraciniai sąskaitoj, o išmokėta tik 800 000 pacientam, tai taip, kad visos prognozės yra į gerą. Ir nes aš viršiu turbūt visą jau laiką, tai paskutinė skaidrė yra, kai pradėjau nuo senovinės išminties, taip ir noriu užbaigti senovinę išmintim, nes man atrodo, ten labai daug gerų atsakymų yra. Jo daugiau malkų, jo didesnė bus ugnis, jo didesnis susispyrimas, jo labiau stiprės kivirčas. Tai jums tik tai židinių šviesos, šilumos ir džiugių akimirkų jūsų darbose. Liudytojas yra bet kuris asmuo, kuris matė, girdėjo ar kažkaip yra susijęs su situacija. Tai neturi būti klaidingas, yra manimas, kad liudytojas turi būti objektyvus žmogus. Tai yra, jeigu aš dirbu šitam skyriui daug metų, tai turiu iš kito pastato pasikviesti žmogų, nes anas, kad būtų objektyvus. Tai ne. Jeigu jūs sėdit su slaugytoja vienam kabinete ir vyksta su slaugytoja sėdint kažkoks tai konfliktinė situacija, užtenka slaugytojas, nebereikia daugiau liudytojų. Nes vėlgi tas daugiau liudytojų sukvietimas tada tokią atsvarą duoda, kad tas pacientas gal truputėlį irgi buvo į kampą kažkurį tai spaudžiamas ir panašiai. Tai nereikia iš to daryti gausos, užtenka vieno papildomo žmogaus tam, kad jisai paliudytų apie tą, ką jis matė. Tai garso įrašas yra problema, nes tai yra garso vaizdo įrašai yra operatyvinė veikla, kurią gali užsiimti tik tai operatyvinę veiklą užsiemantis asmenys. Tikrai yra praktikoje padarę garsų įrašų ir tikrai panaudojo ir byloj prijungė ir panaudojomės jos, bet tai yra išimtis netaisyklės, kur leido panaudoti ir nekilo dėl to atsakomybės. Nes šiaip iš principo gydymo įstaiga sveikatos priežiūros, sveikatos duomenys yra itin jautrus duomenys laikomi. Ir šitoj vietoj labai didelė rizika, kad jūs jų ko gero patarimas būtų jų nenaudot, nebent būtų kažkokie tokie didesnėm vertybėm galimai kiltų grėsmė kaip baudžiamo atsakomybė ar panašiai, ar ne, ir nėra kitų įrodymų, tada tu jau tokį kaip paskutinį šansą, nes nelabai turi ką prarasti. Bet šiaip kiekvieno įstaigoje yra reglamentuota, turi būti reglamentuota, kaip yra naudojami, kaip yra įrašymo priemonės, kaip yra stebima gydymo įstaigos erdvė, koridorių ir panašiai, ir išeiti iš tų taisyklių ribų tikrai nereikia. Be sutikimo ir panašiai neturi. Šiaip iš principo, žinot, tai be abejo daro ir labai dažnai daro ir tai būna tokia mobingo priemonė labai stipri.
Čia, žinot, kaip yra, čia gaunasi paprastai tokiose situacijose, yra buvę situacijos, kur tikrai pacientai buvo be galo piktybiški, jie provokavo visus metus gydymo įstaigą, jie ištisai socialiniuose tinkluose dėdavo viską, tai su tokiais pacientais tikrai yra galimybė kreiptis į teismą, civilinę tvarką, reikalauti nutraukti veiksmus ir prašyti priteisti reputaciniai žalai, ta prasme, reputacijai padarytos žalos atlyginimą. Ir ten visai ta byla gerai baigėsi ir buvo iš tikrųjų apgintos įstaigos teisės. Problema yra ta, kai būna vienas pacientas ir vienas kažkoks toks išsišokimas, kaip aš sakau. Tada tu jį, dažnai būna taip, kad tu jį įspėji, kad tu taip nesielk, nes aš imsiuos teisinių priemonių ir jisai išsigąsta ir jisai išsikelia ir net jeigu tu ir nusifotografuosi ar panašiai, ar ne, toksai gaunasi, kaip įrodyti žalą, kurią padarė reputacijai. Tai čia yra griežtas pažeidimas. Čia yra ir į duomenų apsaugos inspekciją kreiptis, nes tai yra asmens duomenys, vaizdas yra asmens duomuo, ta prasme. Tai yra visi duomenys, kurie gali padėti atskleisti asmenį, yra asmens duomenys ir negalima jų niekaip nei naudoti, nei panašiai. Tai čia šitoje vietoje reikia vertinti tokius dalykus ir kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kreiptis į civilinę tvarką. Ta prasme, tikrai yra tų priemonių, tik tą situaciją kiekvieną reikia vertinti atskirai, nes reikia vertinti tas naudą iš proceso ir proceso vis tiek yra įdirbis, laikas, jūsų laikas, nervai ir visi kiti su tuo susiję resursai. Bet taip, jisai savo įrašus gali fotografuoti, klausimas, iš kokio tolio jis fotografuos, ar nuo čia aš fotografuosiu savo įrašą, kuris yra, ar ne, kabineto gale, nes mes jau kalbam apie piktybinį žmogų, ar ne, ar jisai tiesiog fotografuos. Tai čia, tas uždraudimas būtų toksai konflikto skatinimas, ta prasme, jo draust nereikėtų, nors dokumentų gavimo tvarka yra atskira tvarka, įstaiga yra reglamentuota, čia aš atskirai dar turiu punktą apie tą, nes tai irgi būna toksai mobingo, kaip ir priemonė iš pacientų naudojama reikalavimas bet kokios gausos, bet kokio kiekio ir bet kokiu greičiu pateikti informaciją čia ir dabar. Tai šiaip atsakant konkrečiai, tai taip fotografuoti nereiktų draust, nes skatintų konfliktą, tai tuo labiau jo duomenis, bet bendra prasme tai laikytis tvarkos. Kad vyksta konfliktas, kad taip. Tai čia šitoje vietoje tai irgi atskiras mano punktas yra, kad administraciją reikia informuoti apie tokį konfliktą. Žinot, kaip yra, medicininės dokumentacijos yra skirtos kitam veiksmui, ar ne, vėlgi klausimas jūsų specializacijos ir panašiai, nes aš vieną kaip iš blogųjų pavyzdžių turiu, kaip į medicinos dokumentus tikrai rašė daug visko ir plačiai, tai nebuvo teismų įvertinta kaip teigiama gydytojo savybė ar charakteristika. Čia turėtų būti kreipimasis į administraciją, atskirų pranešimų administracijai. Medicininė dokumentacija yra skirta sveikatos duomenims pagal jūsų specializaciją. Ta prasme, jeigu jūs esat ar ne, šeimos gydytojas, aš nežinau dėl to vertinimo, aišku, gali kiekvienas medikas ir šiaip galim vertinti tą psichologinę būseną, bet parašymas konfliktiškas. Žinot, kaip yra, labai būna įdomių situacijų. Rezultate tas medikas, kaip pavyzdys, ar ne, būna atleidžiamas už darbo drausmės pažeidimus, nes jisai buvo konfliktiškas su kolegom, pacientais ir visa kita. Tai kai toks medikas parašo medicininėj dokumentacijoj, kad pacientas yra konfliktiškas, tai jau mes vertinam visai per kitą prizmę, mes imam visumą. Tai ne pacientas buvo konfliktiškas, tai medikas buvo konfliktiškas ir jisai dar drįso juodą ant balto savo pasidaryti įrodymą. Dėl ko? Dėl to, kad vadovas yra atsakingas už saugią aplinką darbe. Tai jisai, jam realiai jūs atemat priemonės, jeigu jūs jo neinformuojate apie konfliktinę situaciją, nes jis gali galvoti, kad viskas yra gerai, psichologinė būsena yra gera. Ir paskui Lietuvoje paaiškėjo, kad visose gydymosi įstaigose yra absoliuti bėda, visiška bėda, ar ne? Bet niekas neinformuoja. Ir iš tikrųjų, ir iš mano praktikos, tai su gydymo įstaigom, kadangi dirbu, neinformuoja žmonės administracijos, netikė tokios informacijos, kad įvyko konfliktas. Arba informuoja įprastų būdų, vien su kitu pasišneka ir neva tai turi, visi žinom. Žinot, vėlgi, mes ir klausėm žurnalistės, kaip jie pateikia informaciją. Tėvai irgi yra atsakingi, ten yra daug sudėtingiau viskas, nors ir taip sudėtinga, atskiri procesai ir panašiai, bet už tokį vaiką atsako tėvai.
tai gali būti, bet jūs tokiu atveju bet kuriuo atveju kreipėtės ir tada nagrinėja policija. Taip, taip. Ir suprantat, kaip yra, nebūtina ta bauda, kad pacientą sudrausmintų. Jau pats kreipimasis ir tai, kad pas jį atvažiuoja pareigūnai jo apklausti, jau čia yra nemalonu ir tai jau sudrausmina. Tu nustatai taisyklėse, kad tu nutrauki, tu nusistatai, kad bent jau kaip mes iš praktikos darom, kad per savaitę laiko įspėjai ten elektroniniu paštu ar per savaitę, per 4, per 3 dienas, tai neturi reikšmės, tai yra taisyklių klausimai, ar ne? Ir per tą laiką nusistatai, kad tu netiki paslaugų, paslaugos yra sustabdytos, paslaugų teikimas. Ir tikrai kai kurios klinikos ir būna tų situacijų, kai pacientai, nežinau, 3 kartus iš eilės registruojas, neateina, neįspėja. Tai ir tokiais atvejais yra nustatomas nutraukimas. Žinot, kaip yra. Labai gerai numatyta pacientų žalos atlyginimo įstatyme, kur yra nurodyta, kad trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kokią aš teisinę paslaugą galėčiau teikti, jeigu ant manęs šūkauja, rėkauja ir visaip kaip, ta prasme, įžūliai elgiasi. Tai yra trukdymas. Kitaip tariant, toks elgesys yra trukdymas. Kaip tikrai, iš tikrųjų, labai daug susiduriu, kai ateina, jie drebančiom rankom, jie bijo to paciento, realiai jie jo bijo, bet jie bijo neteikti paslaugos. Ir man čia jau yra iškrypimas iš normos. Ta prasme, įkaitai situacijų gaunasi, bet žinot, kas yra, va čia ir tas yra pereinamas laikotarpis, ką reikia susivokti. Ta prasme, vis tiek reikėtų įsigilinti situaciją tam, kad susirinkti įrodymus, kaip yra elgiamasi, ar ne? Teikti administracijai nuolatinius tuos prašymus, reikalavimus ir panašiai. Ir tą situaciją reikia spręsti. Ta prasme, sprendimų tikrai yra. Nėra taip, kad nėra sprendimų. Gydytojai mano iš tos jau paprotinės tokios susiformavusios praktikos, kad tų sprendimų nėra. Jų yra. Jų tikrai yra. Ir galima sustabdyti paslaugas, juk tai nėra nutraukimas, ar ne? Tu gali sustabdyti paslaugos teikimą, ta prasme, nes tu negali suteikti kvalifikuotos paslaugos. Kas nuteis tave dėl to, kad tu negali suteikti, tai viskas yra, tai čia jau kai turim probleminę situaciją, tai čia apsiginkluoja jau kantrybę, nes taip bus, bet tą procesą turi pereiti, jeigu nori to rezultato. Jeigu to rezultato neseki, susitaikai, tai tokiu atveju susitaikai. Iš principo nedraudžia, bet žinot, kas yra? Yra baudžiamoji atsakomybė. Tai prasme, yra persekiojimas tokios nuostatos. Yra tam tikros nuostatos, kur jau baudžiamoji teisė, ta prasme, būtų draudimas artintis, kaip pavyzdys, ar ne, prie mediko konkretaus, aišku, ta prasme ir panašiai. Tai va čia dėl ko aš sakau, kiekvieną tą situaciją reikia vertinti atskirai, nes tokios vienos taisyklės, kaip tiksliai nutraukti, sustabdyti ir pabaigti, jos nėra, nes vis tiek yra konstitucinė teisė į sveikatą, sveikata ir gyvybė yra aukščiausia teisinė vertybė, dėl to kiekvienas tas atvejis jie yra tikrai skirtingi, privatininkam yra tikrai paprasčiau negu viešosiom įstaigom ir viešajam sektoriui, nes ir privatininkai gali apsirašyti, viešasis sektorius truputį kitaip vis tiek veikia. Jeigu baudžiamoji atsakomybė, tai medikas. Pavyzdžiui, aš tikrai turėjau atvejį, kur persekiojo pacientas medikę. Tiesiog laukia, kol jinai baigs darbą, iki mašinos stovėdavo, lydėdavo iki namų. Tai čia jau nebe įstaigos. Mes tikrai labai fainas klientas, įstaiga labai norėjo dėl jos kažką padaryti, ją apsaugoti ar dar kažką, bet čia jau yra jos asmeninis reikalas, tai yra, nes prieš jos asmenį kaip fizinį asmenį atliekami neteisti baudžiamieji veiksmai. Ne, šitoj vietoj ne visai taip yra, tai yra tyrimas, yra sudaromas, vis tiek komisijos yra atsakingi asmenys, yra duomenų apsaugos pareigūnai. Galų gale, tugi paėmė, tai yra vėlgi įsijungia dar kitas mechanizmas darbo teisė, ar ne? Nes tu kaip vadovas negali nereaguoti, kai tavo darbuotojas padaro pažeidimus. Už tokį pažeidimą iš tikrųjų taip pat galimas atleidimas, tokie kartai yra atleidimas, iš tikrųjų, ir tai yra labai rimta. Ir tai, tu paėmi paaiškinimus ir tu IT specialistų paprastai prašai programinių lygmenių patikrinti, kas įeidinėjo, iš kokio IP adreso ir panašiai, ir į kur įeidinėjo ir panašiai. Tai tu kaip ir šitoje vietoje tai daro IT daugiau specialistai. Bet tai čia yra kita situacija, čia jau yra priežastis, dėl ko tu ėjai. Ta prasme, čia yra nesmalsavimas, čia yra teisinė priežastis, ar ne? Tu kitaip
to negalėjai gauti. Ką sako BDRas? Duomenų naudoti tik tiek, kiek tiksliai reikia ir negalima daugiau. Tai yra dėl kitų vertybių, ar ne? Tai jeigu mes turim paciento skundą, aš kitaip jo negaliu išnagrinėti. Man nereikia nagrinėti, kur jisai lankėsi visą likusį laikotarpį ar kur užsirašęs yra, ar ne? Bet toje apimtyje aš tikrai turiu teisę ir tam nereikalingas paciento kažkoks atskiras sutikimas.